Sveiki atvykę į Geopolitikos ir saugumo studijų centro renginį, kuriame mes aptarsime Lenkijos pirmo būtent tūro prezidento rinkimo rezultatus. Ir šiandien su mumis yra Laurynas Vaičiūnas, Rytų Europos kolegijos direktorius, ir Marijus Šantonovič, VU TSPMI dėstytojas ir VDU tyrėjas. Tai sveiki atvykę. Nežinau, pirmas klausimas turbūt būtų labai paprastas įžanginis. Kokios jūsų yra reakcijos? Ką jūs manote apie rezultatus, nes rezultatai yra ganėtinai tikrai įdomus. Apklausos rodė, kad tas skirtumas tarp Českovskio ir Navrockio bus žymiai didesnis, negu jis iš tiesų yra. Tai, Lauryna, gal pradėsime nuo tavęs. Turbūt pradėsiu nuo to, kad standartinis dalykas jau daugelį vakarų demokratijų, kad dešinieji kandidatai visada yra nuvertinami reitinguose. Tai manau, kad ta prasme kažkokio tai didelės nuostabos net ir neturėtų būti. Ir paskutiniai praėjusios savaitės reitingai arba visuomenės nuomonės apklausos, iš tikrųjų Navrockis tikrai artėjo prie Rafalo Českovskio ir manau, kad tai iš tikrųjų realiai atspindi abiejų didžiųjų partijų populiarumą. Tai ten skirtumai yra, sakykime, keli procentai tiek vienos partijos, tiek kitos partijos atžvilgių. Tiek jų kandidatai tiek ir gavo, kiek jų partijos turi irgi visuomenės nuomonės apklausose. Nes manau, kad yra tokia logika buvo. Galbūt kažkas yra nepatenkintas Rafalu Českovskiu arba Karoliu Navrockiu iš kiekvienos tų stovyklų politinių. Bet galiausiai likus kelioms dienoms iki rinkimų pagalvo, gerai, tai kam mums reikėtų čia rizikuoti, padalinti savo balsus ir pasiskirstyti, balsuoti gal kažkokį tai protesto balsą arba balsuoti, kaip jau čia visi sakė, savo širdimi arba sąžinę už kažkokį kitą mažesnį kandidatą ir po to tiesiog išsiųsti tokį signalą gal ir neigiamą savo konkurentams. Taip kad, manau, čia tai buvo galima nujausti, kad iš tikrųjų tas skirtumas tikrai mažės. Mane labiau stebina kitų dešiniųjų pasirodymas ir labiausiai iš tikrųjų Gžegožo Brauno pasirodymas. Aš suprantu performatyvę politiką ir panašiai, bet jo atžvilgiu net negalima sakyti, kad tik jaunimas sureagavo į tą performansą. 6,5% procentų balsų už tokį iš tikrųjų antisemitišką žmogų su labai antisemitiniam pažiūrom arba bent jau vaidinančiam tokias pažiūras, plus žmogų, kuris iš tikrųjų sako, kad su Rusija kažkaip galima susikalbėti ir ukrainiečius čia reikėtų prispausti. Tai tas mane labiausiai nustebino. Ir kas nustebino, turbūt tai, kad jaunimo balsas pasiskirstė radikaliai. Tai aišku labai smagu, kad jaunimas turi tą tokią radikalią dvasią, labai aktyviai dalyvauja rinkimuose, ten daugiau, man atrodo, nei 70%, bet to jaunimo balsai pasiskirstė tiek į dešinę, tiek į kairę ir tai nebuvo tie pagrindiniai mainstreaminiai kandidatai, nei Karolis Navrockis, nei Rafalas Českovskis, o Adrianas Zambergas iš kairės, labai kairės ir iš kitos pusės Slavomiras Mencenas iš tokios ekonomiškai liberalios ir socialiai labai konservatyvios pusės. Tai gal pradžiai tiek. Mariušai, kokia tavo nuomonė? Labą dieną, dėkui iš kvietimą. Aš iš tiesų sakyčiau, nėra didelių netikėtumų, nes, matot, tų apklausų buvo labai daug, čia priklauso, kas ką citavo. Nu, aš vakar buvau LRT savaitė, tai ten vedėjas sakė, Navrockį prognozuojami 25%, nu tai aš sakiau, kad tikrai surinks daugiau ir čia buvo daug apklausų, kurios tą rodė. Tai aš sakyčiau, Českovskis, jisai surinko tiek, kiek maždaug apklausos duoda jo partijai. Iš esmės pasidengia ir matėsi visi jo koalicijos partneriai, ar tai būtų Holovnės, ar kairiųjų rinkėjai, ar trečio kelio, nebalsavo už Českovskį pirmam ture, rodydami, kad jiem nepatinka, kad jie nori alternatyvų. Tuo tarpu Navrockį aš atkreipčiau dėmesį, kad jis neperžengė 30%. O planas buvo teisės ir teisingumo vis dėlto, kad perliptos 30%. Ir tai rodo, kad ne visi teisės ir teisingumo rinkėjai balsuoja už Navrockį, kad jis nesugeba įtikinti visų teisės ir teisingumo rinkėjų vis dėlto. Ir kitas jo didžioji staigmena, tai iš tiesų, sutikčiau, yra Gžegožas Braunas, nes to niekas nesitikėjo. Nu gerai, apklausos rodė 4%. Gerai yra statistinė paklaida, ten 2-3%. Nu, bet vis tiek sunku buvo patikėti daugam, kad
tokios pažiūros, toks elgesys. Tai yra menoros gesinimas Seime su gesintuvu. Tai yra Europos Unijos vėliavos nuplėšimas ir valymasis į jas kojas. Tai yra iš tiesų, nu, tokia antisemitinė retorika, čia gal nežinau, Laurinas galės patiksė, nu, turbūt Gomulka 68 metais panašiai išnekėjo, kaip komunistinės Lenkijos vadovas tuo metu, kaip dabar Braunas. Va čia yra iš tiesų, bet čia yra iš tiesų netikėtumas, nieks nesitikėjo, kad gali būti toks kandidatas, tai čia aišku bus atskiri tyrimai, bet čia galima sėti ir su tam tikra sekularizacija, netgi sakyčiau, visuomenės, nes, nu, pavyzdžiui, kardinolas Ryšius, nu, vienas iš bažnyčios hierarchų pasakė, kad Braunas yra antikrikščioniškas, o žmonėms dzin, sakant, vis tiek ten apie milijoną, tai ar kiek ten tų balsų jisai sugebėjo surinkti. Tai čia dar yra atskira diskusija, bet tai iš tiesų, va, čia yra didysis netikėtumas šioje vietoje. Tikrai būtent rodo toks būtent dešiniųjų kandidatų populiarumas tiek Mansono, tiek Brauno ir jų visai tikrai neblogas rezultatas. Nežinau, Laurinai, galbūt tu turėtum įspūdžių. Rodo dešiniųjų pasirodymas. Nu, aš manau, kad reikėtų gal irgi pažiūrėti dar iš pradžių tai, tokiom kategorijom, kad tiesiog yra nepritarimas dabartiniai valdančiųjų politikai. Aš manau, kad gal net ir pirmą turą, net ir taip iš tikrųjų nuobodžiai traktuočiau arba taip vertinčiau, kad tai yra iš tikrųjų geltona arba kai kurie sako raudona kortelė valdantiesiems už tai, kad jie yra tokie susiskaldę, tai tie sprendimai gal nėra labai suprantamai aiškinami visuomeniai. Tai toks yra čia, sakykime, trumpalaikis ir dabartinis vertinimas situacijos. Iš kitos pusės, jeigu pasižiūrėtume, tai vis tiek tų dešiniųjų Lenkijoje visada būdavo apie 50%. Tai mes dažniausiai ir kalbame apie tą svyravimą kelių procentų į vieną ar į kitą pusę. Kitas dalykas, nu ir visame pasaulyje turbūt Lenkija čia nėra jokia išimtis, kad dešiniųjų pasirodymas yra visai neblogas daugelį valstybių. Lenkija čia kažkiek gal, net galima sakyti, galbūt anksčiau pabėgo į priekį arba bent jau parodė tą pavyzdį 2015 metais. O dabar yra tiesiog dalis kažkokios tai pasaulinių madų ir gal per daug norisi dramatizuoti, nes būtent tas Gžegožas Braunas iš tikrųjų stebina, bet galbūt nereikėtų. Jisai elgėsi antisemitiškai, antiukrainietiškai, antieuropietiškai, bet galbūt tai yra irgi dalis kažkokio tai politinio teatro, bet ne visi jo rinkėjai turi būti kažkokie labai gilūs ir visą tai permastę. Taip kad aš pasakyčiau, tas 52% surinkti tų dešiniųjų galbūt nėra kažkoks labai galima paprastai kažkaip išaiškinti, kad čia kažkas Lenkijoje radikaliai pasikeitė. Aš manau, kad tai yra dalis platesnio kažkokio tai trendo arba kažkokios tai mados judėjimai kažkuria tai pusė. Kitas dalykas irgi, pažiūrėsime, antras turas. Mes čia kalbame apie tą dešinę, kur yra labai stipri, bet ta pati Slavomiras Mencenas ir jo konfederacija, kur yra ekonomiškai ale liberali, nors ten toje pačioje konfederacijoje yra nacionalistai, tie tikrieji, senieji nacionalistai, korporatyviniai tokie visi ten bendras darbas ir panašiai. Tai irgi ekonomiškai nebūtinai yra tokie kaip PISas, Teisė ir teisingumas, kurie yra labai socialistinė ir socialiai tokia rūpybinė partija. Taip kad aš manau, kad čia, sakykime, galima vertinti kažkokias tai pasaulinės madas, ilgesnės laikė lenkiškas madas, plus nepasitenkinimas arba dabartinės vyriausybės darbų ir tai, kaip jinai mėtosi, sakykime, iš vienos pusės į kitą. Bet tuo pačiu metu mes matome, kad, pavyzdžiui, Slavomiro Menceno elektoratas yra iš esmės didelė dalis yra jauni žmonės. Pirmą kartą, dažnu atveju net pirmą kartą balsuojantis. Marišai, ką manai apie būtent būtent Lenkijos rinkėjų segmentą? Nu, yra daug bandoma padiskutuoti ir paaiškinti vienas šitas dalykas. Nu, vienas dalykas tai yra, reiškės, yra paaiškinimas, ne, taip sakant, kaip Meternikas sako, kas niekada nebuvo kairysis, neturi širdies, kas jie liko, neturi proto. Ne? Tai čia dabar yra libertarinė, mes turime šis libertarą, kur studijos visus turi būti mokamos ir taip toliau, ir taip toliau, taip toliau. Nu, tai čia yra paaiškinimas toks, nesakau, aš gal pritariu, bet taip, kad maždaug
jaunas žmogus gali leisti būti libertaru, nes jam atrodo, kad jis nesusirgs, o libertarizmas baigėsi maždaug tada, kada reikia įsigyti būstą arba dėrėti su darbdavio dėl algos pakilimo maždaug. Kad maždaug jaunas, nepatyręs. Aš dar pridėčiau kitų dalykų. Vienas dalykas, kad yra jauni vyrai iki 39 metų. Nu, gal jie ten ne visi jau jie jauni, bet jauni vyrai. Tai čia dar aš padaryčiau paralelę, ten sujungčiau, nu, vat, ką mes matome Netflix'e, ten tas, kaip jis ten serialas, Adolescence ar koks, kaip jis ten, ne? Kur apie incelių visą kultūrą. Tai yra ir paaiškinimas tas, kad, nu, reiškia, Lenkijoje, kaip ir vis daug kur Europoje, nevyksta pokyčiai ten. Vyriškumo, moteriškumo perdėliojimo rolės persidėlioja ir kad mes, taip sakant, keičiasi moterų rolė, o, kaip sakant, naujų vyriškumo standartų nėra. Ir tai yra toksai kontrkultūrinis judėjimas, toks mačistinis, antifeministinis kažkas tokio. Plus ten galima pridėti ten šeimos krizės visą kitą. Tai čia yra vienas paaiškinimas. Kitas toksai gal retesnis, bet irgi gal pridėčiau, tai yra, nu tai yra, kaip sakant, kai kas sako, kad apskritai jaunimas yra labiau ciniškas negu ten jų negu jų ten vyresni kolegos ar kažkas tokio. Ir toksai Marčinas Kendžerskis, Tygodnikė ten beras rašė po Tygodnik povšechny, kad sako, atkreipkite dėmesį, vat, ne, kai buvo lockdownai, kas buvo pirmas atidarytas. Parduotuvės, akropoliai, mokyklos buvo paskutinės, vienas iš ten ilgiausiai buvo uždarytas. Nu tai jo yra tokia tezė, nu, kad šitie žmonės, tai vat, ir išėjo su tokiais, kad esmė yra pinigas, esmė yra zlotas ar euras ar kažkas tokio, o ne kažkokios vertybės. Tai sakau, tai čia yra tokie paaiškinimai. Aš nesu ten sociologas sakyti, kuris yra iš jų ten pagrindinis ar nepagrindinis, bet sakau, kokie yra dominuoja paaiškinimai. Lenkijoje tarp sociologų, politologų, dar aš pridėčiau bendrai, nu, tokių dešiniųjų, yra Lenkijos visuomenės toksai segmentas, kuris, nu, jaučiasi ir pavargęs nuo to karo, ir jaučia nesaugumo jausmą, ir yra toksai, nu, iliuzinis įsitikinimas, kad mes galim čia atsiriboti, pastatyti sieną, gyventi savo tokį ramų gyvenimą, tokiai labai dideliai, bet vis dėlto sala pavadinimu Lenkija. Tai čia dar ir su tuo yra susijęs dalykas. Plus, aišku, migracijos klausimas. Tai irgi veikia. Lauryna, norėtum sureaguoti? Aš jo, gal dar irgi pridėčiau. Tai kitas dalykas vienas, žinoma, Slavomiras Mencenas labai didelis populiarumas ir tarp jaunų vyrų, sakykime, bet kitas dalykas, nepamirškim, kad Adrianas Zandbergas ten irgi yra su savo 20%. Lietuvoje nežinau, su kokia partija palygintume, ar kažkas Lietuvoje iš vis turi tokius radikalios kairės postulatus. Nežinau, ar tokia partija yra, nežinau, su kuo net lyginti. Tai tarp jaunimo yra tas ir tas. Ir iš vienos pusės matome, miesto jaunimas balsuoja už būtent tą socialinį tokį teisingumą, aktyvumą, kad kova su turto vystytojais, kad būtų savivaldybės statomas, savivaldybės būstas, socialinis būstas ir visokie tokie dalykai. Iš kitos pusės tas Slavomiras Mencenas ir jo pasiūlymas, ir jo, sakykime, tai, ką jisai komunikuoja savo rinkėjams. Ir vienas dalykas, aš manau, kad irgi yra bent jau, ir gal čia yra toks prieštaravimas būtent tai dešiniai Karolio Nawrockio ir teisės ir teisingumo, tai kad yra kažkoks, sakykime, verslumo ar kažkokio tai toks genas. Galima sakyti, kad tai yra libertarizmas, bet iš kitos pusės Lenkų kultūroje yra toksai, kad galbūt visai smagu pačiam uždirbti tuos pinigus arba kažkaip tuos pinigus suveikti, arba lenkiškas geriausias žodis, viską galima iškombinuoti, sukombinuoti ir panašiai. Tai manau, kad yra dar toks dalykas, kad iš tikrųjų visi sako, kaip ir teigiama pusė Lenkijos ekonomikos yra, tai yra tas smulkus vidutinis verslas, aktyvumas ir panašiai. Ir todėl matosi tai būtent tose vietovėse, ne miestuose, vidutinio dydžio vietovėse, būtent Slavomiras Mencenas tą siūlo vyrams. Ir žinoma, galima sieti su vyriškumo krize, tai čia pasauliniu kažkokiu tai reiškinio. O kitas dalykas, tai yra ta karta gimusi nuo 90-ųjų metų, atsimenanti ekonominę transformaciją savo vaikystės ir panašiai. Ir tą tokį sunkų darbą, taip kad galbūt nenori tiesiog ant lėkštutės kažko gauti ir galbūt čia bandau kažkaip juos pateisinti arba neteisti, bet tokią primetu iš dalies interpretaciją. O vienas dalykas, šiandien ryte su kolegė kalbėjau ir atkreipė dėmesį, kur dar nemažai balsavo už Slavomirą Menceną, tai yra iš tikrųjų tarp jaunos kariuomenės, tai jaunų karių. Tai pavyzdžiui, pasienio regionuose su Baltarusija, ten, kur yra kažkokie kariniai daliniai,
yra neproporcionaliai didelis balsų skaičius už Slavomirą Menciną. Čia toks tiesiog metu fun fact, nežinau, ką tai reiškia, kažkokia kieta ranka, nors iš kitos pusės irgi galima būtų sakyti, nu, Slavomiras Mencinas ir jo partija nepasisako už biudžeto išlaidų didinimą ir nežinia, kokia jau būtų galutinė pozicija net ir karo išlaidų, gynybos išlaidų klausimų, nors dabar sako, kad viską žinoma reikia remti ir ten daug investuoti, bet žinant, kaip jie norėtų kirpti visus mokesčius, tai nežinia, koks jų būtų pasiūlymas ir ką jie sakytų, būtų siūlytų kariuomenė ir Lenkijos kariams. Bet yra tas kietos rankos elementas, nu, kuris turbūt patinka būtent žemesnio rango karininkams arba kariams. Norėčiau tik priminti visiems, kurie klauso mus per Zoom platformą, kad bet kokiu diskusijos metu galite užduoti savo klausimą, prašydami į chat boxą, kurį rasite Zoom įrankių juostoje. Ir norėčiau paklausti būtent dėl valdančiųjų ir kairiųjų, nes dabar kalbėjome apie dešiniosius kandidatus. Kaip vertinate būtent valdančiųjų rezultatą ir kaip matote būtent kairiųjų pasirodymą šiuose rinkimuose? Tai Mariušai, gal pradėkime nuo tavęs. Kas liečia kairiuosius, tai iš esmės vienas. Jų buvo 3 kandidatai. Magdalena Bėjet, Adrianas Zandbergas, nu kas būtų atitikmuo, nu tai yra žurnalas Šauksmas, bent jau tarp studentų, arba Gyvenimas per brangus yra beros tinklalapis, arba yra, nu dabar tas kairiųjų alijansas Lietuvoje, kur ten Berods Bielskienė. Nu, čia būtų atitikmuo, tik tas atitikmuo surinka apie 5 procentus Lenkijoje. Zandbergas, Bėjet ir Senišin, tai jie kartu sumoje surinka 10 procentų. Tai ką sako Lenkijos sociologija, tai toks ir yra Lenkijos kairės potencialas šiuo metu. Didysis klausimas buvo kairėje, kas reiškia, kas surinks, taip sakant, dabar reikia žiūrėti, kas paims viršų, ar Magdalena Bėjet ar Janas Zandbergas. Nes Magdalena Bėjet yra tų kairiųjų atstovė, kurie yra šioje koalicijoje, dabartinėje valdančioje, kurie sako, taip, ne viskas yra puiku, yra tenais blogai su mokesčiais, yra blogai su būstu, nes Lenkija yra tikrai didelė būsto problema, tai yra politiškai aštrus klausimas. Bet reikia dirbti, reikia bendradarbiauti, O yra Zandbergas, kuris sako, ne, mes turim kritikuoti, šitie yra liberalai, neoliberalai, mes turime pateikti alternatyvą Lenkam. Tai iš pradžių atrodė, kad Zandbergas lyg ir laimė, nes jis turėjo virš 5 procentų tose exit polose ir turėjo kaip ir žymiai daugiau nei Bėjet. Dabar gaunasi, kad ir jis turi 4,9, Bėjet turi 4,1, tai čia skirtumas yra mažas ir gaunasi, kad toliau toje kairėje yra patinė situacija iš esmės ir mes negalim iš esmės, sunku mums yra netgi prognozuoti, ar tik ta kairė, nu turbūt jinai jungsis kartu iš būtinybės išgyventi vėl bendrą sąrašą darys, bet kur link toliau judėti, tai nėra. Valdantieji, tai nu, jie iš tiesų gavo tą tokią geltoną kortelę, aš sakyčiau, kaip sakoma, Lenkijai naudoja futbolo terminus dažnai politikoje. Nes kodėl? Nu, nes ir dalyvavimas yra mažesnis, 66 procentai, kas nu, bendrai yra nemažas rezultatas, bet lyginant su parlamento rinkimais jau ta kartelė jinai užkelta labai aukštai. Nu ir kita vertus, nu, jeigu mes sumuotume kandidatus nu, su parlamento rinkimais anksčiau, nu, tai ten buvo virš 50 procentų ten tų balsų, ne, ten 30 kažkiek tenais platforma, trečiasis kelias apie 14, plus ten kairė kažkiek, plus ten kairė kažkiek gavo, ne, tai ten apie 50 plus, dabar valdantieji gauna apie 40 procentų balsų. Tai, nu, tai čia yra dalis, tai labai menka jų dalis perėjo pas tos dešiniuosius. Nu, galbūt kažkas pasmensina iš Holovinės, bet irgi tyrimai rodo, kad tas nuėjimas yra labai mažas. Labiau tie žmonės liko namuose ir jie yra nepatenkinti. Ir čia galima kalbėti, nu kaip, neįgyvendinti pažadai. Tai čia ir abortų klausimas, ir partnerysčių klausimas, ekonominis klausimas, tai pavyzdžiui, neapmokestinamas pajamų minimumas buvo žadėtas, kad jis bus patrigubintas, bet trigubai didesnis negu buvo anksčiau. Atėjom finansų ministras, pasakė, dėja, neturim galimybę ir taip toliau. Čia dar, man rodos, reikia įdėti kitą momentą, tai yra bendrai pokyčius nu, Lenkų sąmonį visoje. Nes
Nu, ką sako ten, nežinau, politologai, ar tie patys valdantieji sako, tai palaukime, mes turim dūdą, kuris mums trukdo, kuris mums blokuoja. Bet, ką sako rinkėjai, bet mes, sako, jeigu jūs pateiktumėte įstatymo projektą dūdą ir jis vetuotų, tai čia taip, tai čia gali būti, bet tokių atvejų buvo mažai iš esmės. Vienas tai yra dėl sileziečių kalbos, kad būtų pripažinta nauja etninė mažuma Lenkijoje, tautinė mažuma, ir dėl sveikatos draudimo įmokos sumažinimas individualiai dirbantiems, kas irgi buvo labai kontroversiškas sprendimas. Ir sako labiau, jūs patys nesugebat susitarti, mes tą matome. Ir tai iš tiesų yra labai, netgi vakar stebint ten rinkiminius, po rinkiminius ten laidas televizijoje, nu matėsi, kaip ten tie valdantieji jau tarpusiai pradeda po 5-10 minučių tarpusavėje rėtis. O kitas dalykas yra tas, dar yra tas argumentas, irgi galima išgirsti, ir čia jau yra teisės ir teisingumo palikimas, mano nuomonė. Tai jie, kai buvo valdžioje, tai jie buldozeriu viską darė. Tai mums irgi neįdomu, kaip jūs ten procedūriškai sugalvokit būdų, kaip greitai viską čia įgyvendinti. Jeigu jie sugebėjo, tai būkit mėly liberalai ir jūs irgi tą patį darykite. Tai čia yra dalyje jau rinkėjų ir sąmonės pokyčiai po teisės ir teisingumo valdymo. Laurinai, kaip tu vertini būtent valdančiųjų pasirodymą? Mariušas jau taip išsamei viską aptarė, kad nežinau, ką čia net ir be pridėti. Taip, aš irgi manyčiau, kad tiesiog yra natūralu, kad valdančioji partija šiek tiek gali susidėvėti. Tai čia toks skaudus gal dalykas, galbūt kažkam norėtųsi ir kažkaip, kad kitaip viskas susiklostytų, bet taip, to buvo galima tikėtis. Plus irgi yra, pavyzdžiui, sakoma, ką Marius sakė, kad kai kurie žmonės neatėjo balsuoti, tai yra dar vienas dalykas, kad atėjo naujų balsuoti. Čia yra dar toks, yra vienas dalykas, šiek tiek tarp to jaunimo dar susirinko tokių, kurie primetė būtent Slavomirui Mensenui tų balsų. Aš manau, kad gal nėra situacija tokia tragiška. Manau, kad tikrai įvertinta valdančioji koalicija neteigiamai ir parodo, kad iš tikrųjų svarbiausi klausimai yra vidaus politikos, kad visos tos europietiškos aspiracijos ar ten, sakykime, net ir santykiai su JAV, arba kiti klausimai susijęs su karu Ukrainoje, iš tikrųjų truputėlį susidėvėjo. Tai svarbiosni yra tie vidiniai klausimai ir čia tų vidinės politikos, vidaus politikos klausimų valdančioji dauguma neišsprendė, nes tiesiog negalėjo išspręsti. Aš sutinku, tas argumentas yra labai teisingas, kurį daug kas kartoja, kad reikėjo siūlyti, kad jie būtų atmesti ir buvo galima visą kaltę suversti ant prezidento, bet taip nepasielgė ir iš tikrųjų už tai dabar moka ganėtinai didelę kainą. Tiesiog, kitas klausimas, ar iš tikrųjų pavyks mobilizuoti tokį palaikymą būtent antrame ture, o galbūt jisai tiesiog bus toks, koks įprastai buvo piliečių platformos ir tų, sakykime, šiek tiek susijusių arba sąjunginių partijų. Visada lengviau, net ir 20 metais, kai Andžejus Duda per plauką laimėjo kovą su Rafalu Časkovskiu, tai tuo metu irgi buvo šiek tiek lengviau kovoti, nes Rafalui Časkovskiui, mano nuomonė, nes tiesiog galėjo sakyti, kad mes norim pakeisti, mes turim sustabdyti šį buldozerį, kuris tiesiog traiško Lenkijos demokratiją, pilietinės teisės ir panašiai. Dabar situacija yra daug sudėtingesnė ir dabar Karolis Navrockis gali sakyti, kad stabdo liberalų buldozerį, kuris jeigu tik jisai ten negrius arba neatsistos kaip mūras ar kaip ąžuolas prieš šitą liberalų jėgą, tai tada dalis Lenkijos visuomenės praras kažkokias teisės, kurios jiems atrodo yra svarbios. Būtent ir norėčiau paklausti, tai kas toliau, kaip atrodės būtent tos artimiausios savaitės kampanijos dviejų būtent kandidatų, na ir ką galime būtent tikėtis per antrą būtent rinkimų turą. Tai Mariušai, prašau. Pirmas dalykas, nėra taip, kad kas balsavo už Navrockį, galbūt sugalvosiu balsuoti už Traskovskį ar kažkas tokio. Tai čia yra iškrenta tas dalykas. Navrockis tai iš tiesų bandys sulibdyti tą koaliciją. Brauno rinkėjai, Mensino rinkėjai, jų yra daugiau nei 50% ir įtikinti juos ateiti. Ir aišku, tas argumentas, kur minėjo Laurinas, kad reikia stabdyti liberalą, bet jis Tusko, jisai nes nevadina Navrockį Časkovskis, tai čia yra Tusko pavaduotojas. Ir ten vakar jisai po rinkiminį kalbą sako, norėčiau kreiptis į savo kontrkandidatą
Ir po to sako, nėra prasmės kreiptis į mano kontrakandidatą. Aš iškart kreipiuosi į Tuską, kuris yra jo ten vadas, šeimininkas ir taip toliau. Tai tas labai akcentuojama. Tai čia yra tokia, mobilizuoti tą dešinę pusę, mobilizuoti, kad tai yra antituskiškas, nu ir bandyti išnaudoti tą kažkokį tai protrampistinę kortą. Nes nėra garantuota, Lenkijoje labai dažnai kartojasi tas, kad rinkėjai nėra bulvių maišai, kurias sunešė. Nėra taip, kad Mensinas pasakys, aš remiu tą ir tie rinkėjai ateis balsuoti už tą. Ir žvelgiant nes jie dažniausiai, ypač Mensinas sako, kad PO, PiS, PO, jie nuslot. PiSas ir PO vienas blogis yra, ne? Ir jie, kaip sako, trečią jėgą tą akcentuoja save. Alternatyvę. Tai kaip ir jų rinkėjas gali turėti labai stiprų tokį instinktą likti namuose. Vis dėlto. Tai tas trumpistinė korta, čia dabar šiandien ryte minėjo, kad galbūt J.D. Vance'as pasirodys Lenkijoje per artimiausias 2 savaitės. Tai čia labiau yra tokia mintis, kad įtikinti Brauno ar Mencino rinkėjus, kurie galbūt liktų namie, kad gal aš prabalsuosiu, nes vis dėlto jisai toks trumpistinis. Tai čia kitas dalykas. Časkovskio yra idėja, vėlgi, sulibdyti tos 40%, kas jam nebus labai sunku, bet labiau paskatinti tuos žmonės vis dėlto ateiti. Ne, nors futbolui tas temėte, geltono kortelę tu vis dar gali žaisti toliau, bet turi būti atsargesnis, kad tavęs neišvarytų. Ir dažais iki kadencijos pabaigos, iki rungtynių pabaigos. Tai ne veltui Časkovskis iš karto sakė, kad savo porinkiminį kalboj, tai reiškia, kad pirmą dieną, kai jis taps prezidentu, pateiks parlamentui abortų liberalizuojantis įstatymą. Nes šiuo atveju Časkovskis jis yra patikimas šio klausimu, visi žinojo jo pažiūrą šio dalyką, iš šitų pažiūrų neslėpė. B, tai, kaip sakant, tai mobilizuos moteris, kurios tikėtina labiausiai liko namuose. Ir netėjo šitas dalykas. Ir tai yra Lenkijos visuomenė jau yra dauguma už šitą klausimą liberalizavimą. Čia yra labai nepatogi tema teisė ir teisingumas šiandien, nes jų kaip ir visas, taip sakant, istorija privalo būti prieš, bet žino, kad rinkėjams tas nepatinka. Ir aišku, yra tas, kad kaip Časkovskis terminą prispiešai, reiškia, sugreitėjimas, reiškia, kai aš ateisiu, bus gazą paspausime akceleratorius, nes dabar mums trukdė dūda ir plus dar yra gazdimas, ar jūs norite, kad sugrįžtų tie baisus 8 teisės ir teisingumo metai. Tai čia yra, vieni sako, Navrockas, kad čia yra siaubinga vyriausybė, mes turime ją sustabdyti, o kiti sako, mes ne idealus, bet jeigu neparvalsuos už mus, grįž vėl tie siaubingi teisės ir teisingumo laikai. Ir aišku, nemanau, kad bus daug programinių, bus labai daug ad hominem, labai daug apie asmenybės. Manau, ištrauks vėl kažkokius tenais Navrockio biografijos elementus, kažkokį ten vėl ar būtą, ar ten draugai, ar pažįstami, ar kažkas tokio. Manau, tikrai ar šios savaitės gale, ar kitos savaitės pirmoje pusėje mes kažką vėl, ką nors išgirsime šioje vietoje. Tai tikrai bus labai aštri, labai bus daug egzistencinės kalbos, kad vėlgi sumobilizuoti tos rinkėjus, ypač tie, kurie neatėjo pirmam turė balsuoti. Aurimai? Taip, aš manau, šitas irgi visiškai sutinku, tas bus svarbiausias. Būtent galbūt, kaip Navrockis sako, kad Časkovskis yra Tusko pavaduotojas, tai manau, kad būtent platforma ir Časkovskis pirmoje šitoje kampanijos dalyje apie tai mažai kalbėjo, nes nenorėjo, vėlgi Lenkijos dalis visuomenės yra pavargusi polarizacija, susiskaldimu ir galbūt to argumento taip nespaudė, bet dabar jau nėra ko čia taupytis arba ten sakyti tausoti jėgas. Kažką manau, kad šitas argumentas tikrai gąsdinimas 8 metais, kurie iš visuomenės, sakykime, žmogaus teisų perspektyvos, tai tikrai atrodo buvo labai niūrus ir manau, kad tas argumentas tikrai pasirodys ir ta mobilizacija daugiausiai ir nulems, nes kalbame apie tokius didelius procentus, tai būtent tai, kas ateina į rinkimus, yra labai, labai svarbi dalis. Manau, kad taip, vienas dalykas, ką mano kai kurie kolegos sako, aš ne visada taip drąsiai
ne visada esu linkęs noriai su jais sutikti, bet net šiandien ryte klausydamas vienos iš konfederacijos tokių, sakykime, lyderių Europos parlamento narės Evos Zajančkovskos, kaip suprantu, kad yra kažkoks gali būti flirtas tarp būtent platformos ir konfederacijos, tai tos liberalios pažiūros ir būtent tas neapmokestinami pajamų dydžiai, visokie tokie lengvatos verslų ir panašiai, kažkiek galima, prasideda kažkoks tai žaidimas ir žiūrėsim, kaip tas žaidimas, kaip jisai žaisis ir kaip bus žaidžiamas. Manau, kad kokiems nacionalistams tas variantas visiškai yra nepriimtinas, bet manau, kad galima tikėtis, kad kai kurie dalis to ganėtinai nelojalaus elektorato, tų 15% gali pasisukti į vieną iš dviejų pusių. 2015 berods, ar 20 metais tai būtent, ne, 15 metais būtent Kukizo elektoratas, tai jo rinkėjai pasidalino labiau, tai šį kartą sakoma, kad jeigu ir pasidalins, tai pasidalins vis tiek dauguma už Navrockį, bet aš čia net meščiau, kad gali bandyti platformą būtent surinkti šiek tiek tų balsų. Ir manau, čia labai svarbus yra tas, ką būtent radikali kairė, tai tie 5% Zandbergo kaip pasielgs, nes būtų visai turbūt iš Rafalo Časkovskio pusės labai šaunu, kad jie pakrutėtų, išeitų iš savo to kokono ir kažkiek tai paremtų jį, nors Zandbergas sako nerems, bet manau, kad tie 5 miestiečių procentai yra labai svarbus ir gali tikrai nemažai nulemti. Ir čia aš tikėčiausi kažkokių tai būtent pasiūlymų susijusių su nekilnojamu turtu, socialiniu būstu ir panašiai, lyg ir viliojant tuos progresyvius miesto rinkėjus. Bet žiūrint bendrai skaičius, atrodo, kad dešinės stovykla, jeigu šiuo metu paėmus visą rezultatą kartu sudėjus gauna daugiau negu 50%, tai Časkovskis dar turi iš esmės šansų pakovoti dėl pirmos vietos. Kol kas atrodo, kad jo tas bet lojalus, tas kietas geležinis elektoratas yra tvirtesnis, ten 40 ir 44%. Bet žinoma, tas 10% yra toksai, sakykime, kabantis. Ir manau, kad ne, aš manau, kad realiai čia nėra, manau, kad niekas ten nenuleidžia rankų ir bando ieškos kažkokių tai išeičių ir nemanau, kad viskas yra prarasta liberalioji pusė, nes kaip ir sakau, tie ekonominiai klausimai, aš manau, kad ypač jaunai kartai tas pasiūlymas būtent Navrockio tokio tautinio socializmo nėra labai aktualus ar įdomu. Žinoma, pastumtant ukrainiečių visiems patinka, geras užsiėmimas, bet visi kiti ekonominiai klausimai, manau, kad ir valstybės kišimasis būtent į ekonominius reikalus, labai gerai prisimenant, kaip valstybė griežtai kontroliavo valstybė ir ekonomika COVID metu, aš manau, kad dar viskas nėra kaip, dar nešaukštai po pietų arba, kaip lenkai sako, dar negarstyčios po pietų. Ir turime pirmą klausimą, būtent kokias strategijos jūsų nuomonė gali padėti dešiniesiam jėgoms stabilizuoti tradicinį 50% palaikymą šiame rinkimų cikle? Tai šis rinkimų ciklas, man atrodo, baigėsi, jeigu gerai suprantu šitą klausimą, nes atrodo, čia tai kaip ir turėtų būti. Aišku, gali jisai prasitęsti, jeigu valdančioji dauguma, laimėjus Karoliui Navrockiui, valdančioji dauguma pradėtų braškėti, arba, jau ir dabar braška, bet jeigu skiltų, tai gal tada ir tęstųsi rinkimų ciklas, bet dabar, man atrodo, tas ciklas kaip ir turėtų baigtis, jeigu laimėtų liberalus kandidatas. O ar pavyktų, sakykime, sutvirtinti tą elektoratą dešinės, aš manau, kad tai yra sunkiai man įsivaizduojama Lenkijoje, kad galėtų būti toks dalykas. Aš manau, kad vis tiek liks kažkokios tos laisvos dvasios ir laisvės siekis ir manau, tai lyg ir buvo, manau, iš dalies ir buvo Piso bėda, kad jisai bandė per daug mobilizuoti ir sutvirtinti tą elektoratą ir jisai tiesiog skilo, nes daugelis kitų socialinių klausimų ir panašiai buvo vykdoma labai gerai ir palaikant iš tikrųjų sulaukiant didelio palaikymo iš visuomenės pusės, bet tas persistengimas, būtent bandymas viską laikyti konsoliduojant, privedė prie to, kad visas neteko valdžios. Taip kad aš nežinau, ar tai yra iš tikrųjų įmanoma, taip atvirai kalbant. Bet, iš esmės atrodo, kad tikrai apie 50% rinkėjų yra, labiau linkę balsuoti už dešinį kandidatą, ar ne taip?
Bet tai tas dešinysis kandidatas irgi, sakykime, dešiniosius kandidatus, bet, nu, Gžegožo Brauno rinkėjas yra vienoks, Slavomiro Menceno, kaip jau pasakėm, yra visai kitoks, yra visiškai amžių takoskyra, taip kad aš va čia net matau fundamentalią problemą, kad gal kaip ir dėl Bayerio būtų galima balsuoti ir už Navrockį dabar antrame ture, bet tas pats jaunimas nesutiktų mokėti pensijų tam pačiam senimui ir nežinau, ar čia galima rasti kažkokią tai bendrą kalbą šituo klausimu ir ar galima sukerkti tas dvi net ir dešiniosios pusės dalis. Vienintelis jų argumentas tai, kad niekam neįdomu abortų, kad tikrai mažesniai nei pusiai visuomenės yra svarbus abortų klausimas, nu, tai ir moterų teisės. Tai per tai gal kažkiek tai jos jungia, bet aš manau, ekonominis ir tas duonos klausimas yra labai, labai svarbus. Ir žvelgiant į Lenkijos istoriją, net ir solidarumas buvo labai dažnai labai didelė dalim mėsos ir sviesto ir visų kitų maisto produktų klausimas, o ne demokratinių vertybių. Taip kad aš manau, kad čia gali būti sudėtinga suklijuoti ir kad sakykime, Teisė ir teisingumas suvienytų 50% dešiniųjų rinkėjų. Mariušai, kokia tavo nuomonė? Žiūrint į skaičius, jau kalbėjome su Laurinu, bet žiūrint į skaičius, atrodo, kad dešiniosios stovyklos šiuo metu procentai yra didesni, būtent galimybės bent jau surinkti didesnį procentą, sujungus visas jėgas. Tai kaip manai, Českovskiui iš esmės yra realių šansų laimėti rinkimus antram ture? Aš manau, yra. Vienas dalykas, ką minėjo Laurinas apie tą flirtą konfederacijos su platforma. Nu, labiau platforma flirtuoja, sakykime, ir su konfederacija, nes Českovskis pasakė tokią žinutę čia tokiem libertariniam rinkėjim, kad užsiims dereguliaciją. Čia va, Tuskas darė konferenciją dereguliaciją, čia dabar naujas labai madingas žodis Lenkijos politikui. O kas čia konfederacija? Va čia yra paradoksas, kad jie, kaip ir jų lyderiam, šiaip apsimokėtų Českovskio pergalę, nes tai reikštų PiSo krizę ir tai atvertų teisės ir teisingumo krizę, ten būtų tikrai rimti ten aiškinimaisi, kodėl tas nutiko, ir tai atvertų jiems galimybės kaip ir plėsti savo vietą toje dešinėje scenoje. Tik aišku, jie negali pasakyti savo rinkėjams, balsuokite už Českovskį. Tai čia vat Bosakas, vienas iš konfederacijos lyderių, kuris yra nacionalistas, tai jis natūraliai sako, bet kas tik ne Českovskis, ne? Kaip pasielgs Mencinas, tai sunku pasakyti, ne? Tai čia vienas dalykas. O Českovskiai, aš sakyčiau, yra galimybė, nes, vienas dalykas, kaip sakė demografai, per pastaruosius 5 metus dėl pandemijos irgi daugiau mirė Navrockio rinkėjų ir yra nauji rinkėjai, kurie labiau rinkė balsuoti yra už, taip sakant, progresyvesnį kandidatą. Ir plus, čia Jaroslavas Listas, kitas politologas, sakė, kad, kaip sakant, rinkimuose PPV turėjo labiau mobilizuoti yra nepatenkinti. Ir kad čia dažniausiai tie, kurie parodė geltoną kortelę, tai jie labiau tiek buvo. Kadangi Českovskis ir taip ateis, praeis į pirmą turą, į antrą turą, tai aš galiu likti namie. Tai šiuo atveju, tos apklausos rodo, kad Českovskis gali laimėti, gali Navrockis laimėti, bet tai nėra palaidoti šansai jo visiškai šioje vietoje. Turime keletą klausimų. Laurinai, kokį vaidmenį šiuo metu ir šioje kampanijoje atlieka būtent katalikų bažnyčia? Koks yra politinis diskursas dėl bažnyčios ir apskritai, kiek vis dar bažnyčia yra tam tikras veiksnys, būtent kalbant apie politiką? O čia iš tikrųjų klausimas gal net ir labiau, Mariuš, aš nesu labai gerai išmanantis religiją ir tos klausimus. Man atrodo, kad per šiuos rinkimus kaip tik bažnyčia supranta, kad turi tik tai vieną sąjungininką. Realiai ten, sakykime, dešinės ar Gžegožas Braunas, bet irgi tai yra labai, sakykime, radikalus atvejis. Redemptoristai ir su visų judėjimu taip labai gerai net neišmanau, tai irgi turbūt nėra net ir Lenkijos bažnyčios mainstreamas, taip kad aš manau, kad net ir vakar ar užvakar kažkada prieš rinkiminę tylą, tai penktadienį buvo kalbama apie tai, kad bažnyčiose yra labai palyginus bent jau fiksuojama tokių nedaug
bandymų nuteikti rinkėjus, nes tie rinkėjai, kurie jau ateina į bažnyčias, būtent kaimo vietovėse, kuriuose vis tiek bažnyčių lankomumas yra didesnis, jie vis tiek supranta, kad yra tik tai vienas variantas jiems ir tai yra teisė ir teisingumas ir tiek, o miesto apsišvietę, tie, sakykime, pasaulio katalikai, jie vis tiek balsuos, jie sudaro labai nedidelę dalį ir balsuos taip, kaip jiems atrodo ir greičiausiai balsuos ir balsuoja už liberalias partijas. Taip, kad aš manau, kad bažnyčia iš tikrųjų bent jau buvo labai, sakyčiau, nepastebima šios rinkimų kampanijos metu, bet gal Mariušas kažkaip, kuris net geriau tai supranta ir gal stebi, gal kažkokią kitą nuomonę turi. Mariušai, prašau. Nu, aš tai sakyčiau, čia arba pirmie, arba antri rinkimai, jeigu imtume parlamento dar ankstesnius rinkimus, kur bažnyčia neveidina jokio didelio vaidmens. Žmonėms jinai yra nebeįdomi. Ir čia, kaip sakiau, su Gžegošu Braunu. Nu, kardinolas Ryš, žinomas asmo, Lodzės vyskupas pasakė, kad Braunas yra antikatalikiškas kandidatas, žmonėms yra nusispjaut. Čia yra susiję ir su sekularizacija Lenkijos visuomenės, kuri gan greitai vyksta, ir su tuo, kad, nu, dėka, gal ne tas žodis, bet dėl tų skandalų seksualinio išnaudojimo, bažnyčios autoritetas yra labai krentantis ir labai susviravęs Lenkijoje. Ir dėl to, kaip ir žmonėms neįdomu yra, ką sako katalikų bažnyčia šioje vietoje. Jie gali bandyti agituoti, bet žmonės jų neklausys ir netgi, man rodos, ten buvo, bet vėlgi, buvo vyskupų konferencija kažkokį ten laišką parašė, bet sakau, vad kažkokį tai laišką. Niekas ten jo neskaitė, niekam jis yra nebeįdomus, niekas nedarė jokių referencijų į jį. Jo, aš dar pridėsiu, baigiant, taip, aš atsimenu, vakar net ir buvo, ką aš norėjau tik patvirtinti tą savo tezę, kad visi, kurie balsuoja už Navrockį, žino, kad tai yra jų vienintelis šansas ir tai yra jų viltis. Tai 60% Navrockio rinkėjų yra tikintis ir praktikuojantis, man atrodo, o Časkovskio yra ten 18 ar kažkiek tiek. Nu, tai viskas jau yra, sakykime, taip aišku, net bažnyčia nebeturi nieko čia labai daug aiškinti. Tie, kurie tik ir eina į bažnyčią, žino, ką daryti, nereikia jokios atviros agitacijos. Kitas klausimas yra apie tarptautinę politiką ir būtent šių kandidatų Časkovskio ir Navrockio užsienio politikos pagrindinės tezes ir kaip, pavyzdžiui, išrinkimas vieno ar kito kandidato galėtų paveikti Lenkijos ir JAV santykius. Mariušai, gal pradėkime tavęs. Yra keletas dalykų. Vienas, tai yra pagrindinis skirtumas tarp partijų kandidatų, tai yra, kad Navrockis sako taip, visus kiaušinius, viską į Ameriką. Amerika ir Amerika. Ir Europa čia yra butaforinis dalykas. Ir čia nieko ir tai reikia. Časkovskis yra labiau tas, kas reikia sakyti, kad reikia padalinti tos kiaušinius. Biškį Ameriką sudėti, bet ne viską. Europą irgi reikia sudėti. Nu ir čia nėra atsitiktinumas, kad ten pasirašė Lenkijos ir Prancūzijos strateginės partnerystės sutartį. Gegužės 9 dieną, savaitę iki rinkimų, taip sakant. Tai čia vienas dalykas. Tai čia jeigu Časkovskis būtų išrinktas, tai kažkokie tie santykiai su JAV būtų, nes yra Redzikovė bazė prieš raketinės gynybos, kuri ten yra, nes yra kontraktai, nes yra JAV kariuomenė Lenkijoje. Tai nėra jų ideologinis pasirinkimas trumpistų. Bet jie būtų priversti su juo dirbti. Tuo tarpu su teisė ir teisingumu buvo labai du momentai buvo įdomus. Netgi sakyčiau 3. Pirmas. Tikrai beprecedentis JAV kišimas iš šitos rinkimus administracijos, labai aiškiai rodojant, už ką balsuoti. Tai yra Navrockis. Ir nuotrauka padaryta. Ir dabar buvo, kas atsimena, ten buvo dėl tų čipų, dėl tų dirbtinių intelektų, kur mus ten į vidutinę zoną, tai dabar perkelė mus jau ten tuos pažangiausius ir čia aiškina, kad čia dėka Navrockis įtikino, nes aš žinau, kad ten ir Lietuvai irgi perkelė, tai nežinau, bet tai gal ir Lietuvai įtikino, taip juokaujant. Antras dalykas, tai Lenkijai matosi tie dalykai, ta prasme, mažėja pasitikėjimas JAV, tikrai. Apklausos rodo apie 10-15% žmonių labiau pradeda abejoti tom saugumo garantijom.
Ir tikrai buvo problema teisė ir teisingumui, nes kai laimėjo Donaldas Trumpas, tai jie skandavo jų frakcija Seime Donald Trump, Donald Trump. O kai pradėjo Donald Trump vykdyti savo politiką, tai pamatė, kad net ir teisės ir teisingumo rinkėjams tai kelia nerimą. Nu ir buvo įdomu stebėti, kaip jis sukasi. Nu tai Trumpas jau koks yra, toks yra, reikia su juo dirbti. Amerika vis tiek čia esminis dalykas. Europa yra butaforinė tas dalykas, arba dar vat, buvo jo toks kitas dalykas. Ir tokį situacijos sudėtingumą man patiko, parodė Navrockio pasakymas, kai Trumpas įvedė tos muitus, tai buvo tas išlaisvinimo diena, tai Navrockis sakė, kad jį labiausiai neramina, kad Europa bandys duoti kažkokį tai atsaką į šitą dalyką. Nu, tai vat parodo jų tokį vat, truputėlį pasimetimą, kad jie iš tiesų Trumpas juos rėmė, bet tuo pačiu ir kiša pagalius, nes sėja nerimą Lenkijos visuomenė, tame tarpe jų rinkėjose. Trečias dalykas, kas liečia Navrockį, nu, ypač pradžioje kampanijos, matėsi, kad jis šiaip nelabai gaudosi politikoje, tame tarp ir tarptautinėje politikoje. Jisai vienintelis klausimas, kuris tikrai pats iš savęs gali kalbėti, yra istorija. Nes jis yra istorikas ir ten Nacionalinės atminties instituto direktorius, ne, nu, pagal savo viziją ir kažkaip, ne, bet kitur matėsi, kad jis gali kalbėti tik tai, ką jam paruošė štabas. Vat, ką jam ant popieriaus parašė, tą jis gali atkartoti. Tai ir užsienio politika nėra jo stipriausia vis dėlto pusė šioje vietoje. Nu, o santykiai su JAV, kas liečia Navrockį, nu, aišku, jam reikėtų išmokti daryti tą užsienio politiką, bet iš tiesų, nu, tai būtų tai, ką mes matėme anksčiau. Tiesiog įgyvendinimas visko, ko nori ir ko geidžia JAV administracija. Laurinai, trumpai. Tai trumpai, aš manau, kad aš galbūt būčiau labiau toksai sakykime, matau, kad Rafalas Českovskis yra labiau toksai euroentuziastas. Žinoma, su Amerika visi sako, visi kartoja, visi ES, kad mes čia bendradarbiausim ir tai yra labai svarbu ir taip toliau, ir transatlantinė ta bendrystė turi išlikti, išgyventi. Bet kitas dalykas, aš manau, kad aiškiai komunikuoja, kad labai svarbu yra būtent Paryžius. Tiesiog galbūt galėtų pasakyti ir Berlynas, bet su Berlynu yra kilę įvairiausių dvišalių nesutarimų, plus kalbėti apie Vokietiją Lenkijos rinkimų kampanijos metu, nu, ypač liberalams yra labai skaudus dalykas, už tai galima labai greitai gauti per galvą, vos nelabiau net nei už ukrainietiškus, už visą tai, kas susijęs su Ukraina. Taip kad aš manau, kad jisai tikrai būtų toks ganėtinai stiprus proeuropietiškas liberalių jėgų kandidatas ir ta sutartis, kuri turėjo būti pasirašyta, bet kuriuo atveju, žinoma, čia taip išnaudota buvo politiškai kampanijos tikslais, bet tai yra toks aiškus signalas. Aš manau, kad jisai daug kiečiau yra toks Europos, net ir toks į tą pusę Europos strateginės autonomijos ar kažkokios bent jau galios didesnės bandymo kurti ir integruoti net ir gynybos pramonę. O Navrockis, aš manau, kad čia yra gal ir pliusas jo, kad gal kol kas nesusivoks ir galima tikėti, kad kai kurie žmonės jo aplinkoje, kurie net ir turi, kai kurie iš jų ir proukrainietiškas pažiūras, galbūt gali jį kažkiek tai pakreipti gerą linkmę, nes jisai nelabai, nu, tikrai nesigaudo, taip autentiškai, nuoširdžiai nesigaudo užsienio politikos klausimais, ten kažkiek tai gali tokius mėtytis, laidyti kažkokias tai frazes, bet nėra kažkokios tai gilios minties ir išminties. Nu, tik tai čia Ukrainos klausimas. Aš manau, kad jau dabar visi taip sugadino per šią rinkimų kampaniją, taip tiek prikrovė to deguto, kad ir porą šaukštelių, bet ta bačka jau yra tokia medaus apkartusi, kad nežinia, ar šitas klausimas net ir mūsų regione padės. Tiesiog viską sugadino, net ir čia bus sudėtinga vėliau kalbėtis. Taip, Mariušai, Laurinai, ačiū Jums labai, ačiū visiems, kurie stebėjo. Ir iki kitų kartų. Iki. Ačiū, viso gero. Iki.